Kantriai, kruopščiai bitės siuva korį, taip Radviliškio muzikos mokyklos choro Saulės vaikai choristai iki tobulybės blizgina kiekvieną savo pasirodymą. Dabar jau įprastai aukso spalvos. Bet sako, didžiausias laimėjimas – laikas praleistas su muzika, bendraminčiais, mokytoja Inga, mokančia dainuoti, bet išmokančia gyventi. Tame kolektyve randi ir draugų, ir vienybės, ir palaikymo, taip pat ir yra nuostabi mokytoja Inga, visada padedanti, palaikanti ir ne vien kaip mokytoja, ir kaip mama, draugė, tiesiog labai tave priima į chorą ir tame chore gali jausti savimi. Kolektyvas man reiškia tikrai daug ką, nes daug esam prakeliavę, daug esam patyrę. Ir manau, kad pati mokytoja sudomino dainuoti chore. Tas tikrai yra įdomu, kad kiekvieną pamoką sužinai ką nors naujo, išsiaiškinę arba pakartoji. Radviliškio muzikos mokykloje Inga Petrauskienė, solfedžio ir choro mokytoja ekspertė, skaičiuoja 36 darbo metus. Chorui irgi ne kažin kiek mažiau. Pradžią paskelbė 1994-aisiais. Užauginti chorą turbūt kokį 10 metų turi praeiti. Bet nežiūrint tai, kad per tos metus dar ir vaikai keičiasi. Vieni išeina, kiti ateina. Bet turbūt tas augimas labiau vyko manyje. Aš pati turėjau užaugti, kaip ir profesiniais, taip ir pedagoginiais srity. Ir kad ir šiai dienai turim mūsų mokyklą tokį chorą, koks dabar yra. Jis beje yra vienintelis mūsų rajone, daugiau chorų neturim. Kaip ir nei Pakruojis, nei Joniškis irgi nebeturi chorų, o mes sugebėjom. Gal dėl to, kad mūsų administracija labai pritarė šitai veiklai tokiai ir mes turim Radviliškis chorą. Gan gausu. Dabar kažkaip tai yra daug paprasčiau šiuo metu, nes aš žinau, kas manęs laukia. Pavyzdžiui, dabar laukia manęs kitų metų moksleivių dainų šventė. Ir aš jau turiu repertuarą, žinau, ką aš dirbsiu. Bet kuomet nėra švenčių, tada jau reikia kažkaip tai prieš rugsėjį jau numatau ar kažkokį konkursą, ar kažkokie festivaliai, dabar populiarūs labai yra Lietuvoje, Vilniuje buvom, Kaune praeitais metais. Ir tada dėliojas repertuarą. Bet aišku, pirmiausia, atsižvelgi į choro pajėgumą. Kiek jisai pajėgus. Jeigu anksčiau padainuoti a capella, tai buvo tikrai problema didelė, o dabar dainavom ir Berlyno festivalio konkurse, ir Barcelonoje jau keturbalsiai a capelliniai kūriniai buvo tokie, sudėtingi. Tai aš manau, kad užaugo ir pirmiausia, tai užaugau aš. Chorvedė šiandien itin ryški asmenybė Radviliškio kultūros visuomenėje. Kūrybiškumo pavyzdys mokiniams ir kolegoms. Atkaklumo, drąsos, puoselėjimas, branginamas chorinio dainavimo tradicijas rodyti Lietuvai, pasauliui rodyti. 2009 metais mes pirmąsyk išvažiavom į Slovakiją, į Bratislavą į konkursą, čia buvo mūsų pirmasis, į kurį mane paskatino mano kolega Gediminas Ramanauskas. Jis taip nusistebėjo, sako, turi chorą, kodėl tu nevažiuoji niekur? Kad galvoju, aš iš tokio mažo provincialaus miestelio. Sako, pabandyk. Aš ir pabandžiau. Tai tada 10 Italija, ir prasidėjo važinėjimai. Ir sakau, tokios baimės gal nugalėjimas ir labai didelis pasitikėjimas savim. Svarbiausia, kad aš galiu. Aš galiu surinkti vaikus, aš galiu susirinkti tėvelius į susirinkimą ir pasakyti, ko aš noriu iš to mūsų bendravimo, iš tos mūsų bendrystės, kad vaikai išvažiuotų. Kuomet važiavome į užsienį, viena mergaitė sakė, mokytoja, aš važiuoju į užsienį, aš nebuvau Vilniuje dar net. O mes tada išvažiavom irgi, gal 2014 metais į konkursą. Bet visada būdavo antra vieta sidabras, antra vieta sidabras. Ir taip ilgai buvo. Iki 22 metais išvažiavom į Italiją ir tai buvo mūsų pirmas auksas. Man labai graudu buvo ir labai jaudinančiai, labai buvo. Ir sekančiais metais išvažiavome į Angliją. Dar vaikų paklausiau, sakau, gal lėktuvai skrendam? Ne, sakai, mokytojai, važiuojam autobusą. Tai mūsų tas 2 paros autobuse, su nakvynėm aišku, bet tai labai suvienė kolektyvą, labai vaikai
sakiau, mažiau su telefonais ten buvo užsiėmę, daugiau bendravo, ten prisigalvojo visokių atrakcijų. Nuvažiavome į Angliją ir vėl auksas. Ir tada aš sakau, negana gauti, laimėti tą aukščiausią apdovanojimą, bet svarbu išlaikyti, kaip ir sportininkams. Ir dabar nuo tų 22 metų tai tokie tie pasiekimai ir buvo. Kultūros premija buvo įteikta rajono, tada tie 2 laimėjimai su choru. Tada 24 metais buvo suteiktas man Radviliškio miesto garbės piliečio vardas, kuris be abejo labai pareigoja. Na ir apvainikavo mūsų dar 2 paskutiniai aukso medaliai, vadinami, arba aukso diplomai, tai yra Barselonoje ir Berlyne. Inga Petrauskienė, panevėžietė, atvažiavusi į Radviliškį po studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir pasilikusi. Todėl, kad gavusi svajonių dovaną, galimybę save realizuoti. Šiaip, sako, nepasilgsti, pavyzdžiui, nenorėtum Inga gyventi Vilniuje, sakiau, ne. O Panevėžį grįžta, sakiau, ne, man labai gerai čia, aš gyvenu čia ir dabar, man labai gerai čia, man čia labai gera. Mokytojystę pripažinta chorvedė vadina ne pašaukimu, paprasčiau, pagalba vaikui atsiskleisti, o jos mokiniai pilnatve, kurios aukščiausia išraiška – pasitikėjimas. Man labai patinka atmosfera, mokytoja tiesiai šviesiai pasakys, kas blogai kažką darai, iškart pasakys, pataisysim ir išmoksim gerai. O mano vienas iš geriausių prisiminimų su mokytoja yra aš Ispanijai, man atrodo, buvo tamsu vakare ir aš paprašiau pro jūrą praeiti, nes man labai patinka toks tamsuma, ta jūra ir man leido. Ir čia toks, man labai tas patinka prisiminimas, todėl kad toks man leido. Mumis moko gyventi, tiesą sakant, tai labai džiaugiuosi šią patirtimi. Suprasti, pamatyti, patylėti, pasakyti žodį, o gal tiesiog dainuoti dar ir dar kartą. Tokie Radviliškio saulės vaikai ir jų mokytoja Inga. Kitaip, bet ir labai panašiai savosios veiklos prasme regi Donatas Takvilevičius, Radviliškio kultūros centro folkloro ansamblio Aidija vadovas. Etnokultūros entuziastas, kasdien apsivelkantis gelbėtojo uniformą ir į sceną žengia gelbėti. Tik jau ne nuo gaisro ir kitokių negandų. Gelbėti žmogaus sielos, kad nepaskęstų ji nereikšmingose smulkmenose, kad vertybinę atramą turėtų. Nes be kultūros kaipgi, klausia. Mesgi matom, kas darosi pasaulyje. Vat ir kokios grėsmės geopolitiniai visokie, košmarai, sakykim, taip vyksta. Nes tai yra sumaterialėjimas. Ir kultūra tada pasitraukia. Tai mano, sakykim, toks ir tikslas ir ne kažkokių premijų gavimas siekis, bet siekis kiekvienam pasirodyme, kiekvienam buvime tarp žmonių akcentuoti, kad tai yra pagrindas. Pagrindas mūsų, kaip sakyt, investicija į ateitį, kad mes išliktume. Paprasčiausiai, kad mes išliktume. Kad mes išliktume žmonėm, kad mes, o išliksim tik tai būdami vieningi. Vat, ir bus mažiau tų grėsmių, jei mes būsim vieningi. Tai, sakykime, kultūra, kaip apskritai ir sakykime, gal tas siauresnė tokia sritis, etnokultūra, tai aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir mes, manau, kad kažkiek prisidedam prie to gelbėjimo žmonijos. Kad duotum, perduotum tai, ką turi geriausio, idėja vienyti folklorą mylinčių radviliškiečių bendruomenę, organizuojant tradicinius renginius, raginti domėtis lietuvių liaudies papročiais, tautos paveldu. Vien žinių gal ir nepakanka, svarsto Donatas Takvilevičius. Svarbu sutelkti žmonės tam tikslui, tapti asmenybe raktu ir tik tada jau skaičiuoti laimėjimus. Didžiausias pasiekimas, kad tas kolektyvas egzistuoja.
kad dar yra tų žmonių, yra bendraminčių, kurie supranta tai, ką daro. Tikslas yra, kad žmogus suprastų panašiai, kolektyvo nariai suprastų panašiai kaip aš. O panašiai mąsto ir tikras radviliškietis, jau gerą 10-metį aidijietis Algimantas, smagiai juokdamasis, kad vadovauja jiems dzūkas. Koks skirtumas, kas vadovauja? Svarbu, kad jis gerai vadovauja. O daugiau tai čia jokie skirtumai, gali būti žemaitės, aukštaitės, čia skirtumą nėra. Reiklus yra už tai. Einam aukštyn, Reikia kultūros rūmuose čia ir pavaidinti, vaidinimus kuriam, tai viską ne vien tik dainuojamės. Pagrindė užkuriam viską. Padarom, kad būtų įdomu. Vadovas labai moka suburti, labai kolektyvą moka suburti, surinkti, motyvuoti. Labai mažai važiuojam 2 kartus į tą pačią vietą. Vis kitur ir kitur, daug regionų, daug. Čiut ne visą Lietuvą važinėjam. Tai va tas jau ir labai įdomu. Susipažįstam su daug ko. Ir vadovas mūsų labai linksmas, labai, aš nemoku pasakyti, sako, blogų žodžių jokių, vien tik tai gera ir labai gera. Nors kolektyvo repertuare daugiausia Radviliškio krašto, Šiaurės Aukštaitijos regiono dainų, šokių, žaidimų, tačiau jis yra parengęs net keletą unikalių teminių, edukacinių programų. Medkopys, Šienapjūtė, Adventas, Rasos. Kad susėjo, aidija ne ant juoko, liudija net tai, kokiais instrumentais jie renkasi groti ir kokį dėmesį tam skiria. Šitas instrumentas jau yra sukurtas Lietuvoje. Galima sakyti, lietuviškas instrumentas. Kaip jis ten bebūtų, gal detalės, mes daug kažką tai persisiunčiam, bet idėja ta mane, kaip sakyti, liaudiškai užkabino, kad tai lietuviškas instrumentas. Tai dėl to buvo principo reikalas, nežiūrint, kad gal brangoka palyginus, bet, kad ne rusiška būtų harmonika. Etnokultūra aidijos vadovai ir maloniausia, ir skaudžiausia tema šių dienų realijų kontekste. Todėl įkarštis įduoti lyg deglą naujoms kartoms pasididžiavimą savąją tapatybę tapo nesunaikinamas. Iš tikrųjų ir ramu savotiškai, kad yra daug kas užfiksuota. Laikmenose sudėliota yra žmonės į archyvus sudėję seniausius įrašus. Tai ta etnokultūra, sakykime, gal tokia kaip sėkla, gal visada galimybę turi išaugti ir subujuoti. Tai mes, kad dar tą mes palaikom natūraliai, tai irgi yra smagu. Ji gal kažkada gyvenimas irgi nėra pastovus, yra technologijos, keičia, sakykime, kažkokius vienos kitas keičia technologijos ir aišku, tas natūralumas gal jisai išblėsta, bet galimybė jam atsigauti tikrai yra. Nes žmonių dar yra, kuriem reikia, jaunimo yra, ypač didžiuosiuose miestuose yra kolektyva jaunimo. Bet sakykime, jeigu tas kolektyvas jisai turi grinai pats įsilaikyti, tai šiek tiek yra liūdnoka. Joks dirbtinis intelektas neprivers mūsų suvienodėti, surobotėti ar prarasti savitumo, įsitikinęs Donatas Takvilevičius. O jo gyvenimo bendrakeleivė, partnerė scenoje Jūratė, vyro įvertinimą Radviliškio krašto kultūros premiją vadina labai pelnytu. Kartu šeimos garbė. Jisai iš tikrųjų visa savo esybė yra toks folkloristas tikras. Jam svarbu ir tradicija, nes tai jisai paveldėjo iš savo šeimos. Jam svarbu tas tautiškumas, jam svarbu patriotizmas. Ir, taip kažkaip tikrai labai, labai gera, kad jisai gavo tą premiją. O mano tas indėlis toks, aš patariamasis balsas jam, ko gero esu. Nes vis tiek esu profesionalė muzikė, tai galbūt matau tokias smulkmenas gal tuose darbuose, ką reikėtų pašlifuoti, labiau padirbėti. O jisai toks yra pas mus moralistas, užvedėjas, idėjos autorius.
įvyko geriausia – mainai. Folkloro aistruoliai įsiklausė, įsiliejo į Radviliškio sielą, o šioji juos pripažino. Visos Lietuvos regionų ta muzika yra graži, fantastiška, dainos labai gražios, tiek dzūkiškos, tiek žemaitiškos, mes jau ir padainuojam ir savam kolektyve, nes, kaip sako, tai iš savęs neišlipsi, to dzūkiškumo yra, ypač pas Donatą, nes jisai ir scenai pradeda netgi dzūkiškai kalbėti. Jau kiek kartų sakiau jam, kad tu sakau, kalbėk jau daugiau aukštaitišką tarmę, bet į tarmę negali persilaužti. O į muziką, dainas labai gražiai. Tiesiog viskas savaime. Taip, jeigu tu atvira širdim ir geranoriškai tą darai, žinai, kad reikia padaryti, taip kažkaip ir gavosi. Radviliškio rajonas kol kas turi 3 krašto kultūros premijos laureatus, todėl būtinai reikia užsukti į Šeduvą, kur folkloro kolektyvui Melničia, liaudiškos muzikos kapelai Šeduvėla ir Butėnų moterų vokaliniam ansambliui vadovauja Evelina Stalgienė. Kiekvienas kolektyvas turi savo dvasią ir to kolektyvo nariai visi jau yra, kaip sakyt, susicementavę ir vieni kitus puikiai pažįsta. Esame tapę kaip ir bičiuliai, kaip ir draugai per tiek metų. Vienas kito žinom ir gerasias, ir blogasias pusės, ir visas planybės. Ir kartu bandom tobulėti, prisitaikyti vienas prie kito ir augti, ir dainuoji, ir toj kultūrai. Šiemet balandžio mėnesį pavyko su folkloro kolektyvu Melničia nuvykti į tarptautinį šokio ir muzikos festivalį Lago di Garda Italijoje ir sudalyvauti. Tai buvo didžiulė paskata ir patiems tobulėti ir save parodyti ir kitus pamatyti. Liaudiškas dainavimas Evelinai ir mokslas, ir menas, ir gyvenimo būdas. Tokia prigimtis anot jos. Aš ir namuose, pavyzdžiui, kepdama blynus dainuoju. Niekas nekreipia dėmesio. Nuo 10 metų grojo akordeonu. Mokiausi, po to Klaipėdos universitete, menų fakultete perėjau pusmetį į džiazo katedrą. Truputį pasiblaškiau, bet sugrįžus į liaudies muzikos katedrą pabaigiau folklorą. Praktiškai jau mano šita profesija yra gyvenimo būdu tampanti. Kadangi mes esame folklorinis ansamblis, tai turime teisę ir plačiau truputėlį dainuoti ir ne vien savo krašto dainas, bet savo krašto dainom skiriame didžiausią dėmesį, nes tai yra mūsų Šeduvos babos, Brainskienės, Emilijos surinktos dainos. Tikrai labai vertinam jas, žavimės jos palikimu ir tikrai stengiamės daug dainų įtraukti savo repertuarą. Aš labai džiaugiuosi ir norėčiau būti nors tuo mažu sraigteliu ir tęsti babos veiklą, kiek aš sugebėsiu, bet labai norėčiau, nes esu gavusi iš babos knygą dovanų, kurioje buvo parašyta toks palinkėjimas: meškerę duodu, o žuvis gaudyk pati. Šiųmetė Radviliškio krašto kultūros premijos laureatė šypsosi. Neatsitiktinai sėdi ant Šeduvos babai skirto suolelio ir kaip dovana mena galimybę lankyti jos vadovautą ansamblį, mokytis iš jos didžios asmenybės. Tokios dovanos neįkainojamos. Vertybė, užsispyrimas, meilė dainai, meilė savo kraštui. Šeduviškiai išrankus ir išmanūs vertintojai. Vadinasi, jų pasirinkimas dalyvauti mano vadovaujamuose kolektyvuose jau savaime sėkmė ir apdovanojimas, džiaugiasi Evelina. Už palaikymą, bendrystę dėkodama. Žmogų prikviesti į kolektyvą iš tiesų, aš manau, gana yra sudėtinga ir jį išlaikyti, bet labai jaučiu paramą iš kultūros centro,
kad mes turime sąlygas, turime galimybę repetuoti, rinktis, burtis ir plėtoti savo veiklą. Labai džiaugiuosi savo žmonėmis, kolektyvų žmonėmis, tuo paprastu žmogum, kuris ateina į kolektyvą ir atsineša, aišku, savo nuotaikas, bet labai esu jiems dėkinga, kad jie ateina, jie nori dainuoti, jie nori muzikuoti, jie nori kartu būti ir džiuginti žiūrovus, kitus žmonės, nes vykstam po įvairiausius rajonus, vykstam Lietuvos. Turim nemažai koncertų tiek su folkloru, tiek su kapela. Tai labai smagu. Džiaugiuosi, kad tas žmogus atitrūksta nuo savo tos rutinos, kad jisai nori pasišvęsti, mylėti dainą, kad nepamiršta savo kultūros, tų šaknų savo. Žaliame beržė gegutė kokavo, žaliame beržė gegutė kokavo, sunaitėlė motulė lingavo, sunaitėlė motulė lingavo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.